O tyliai pakalbėkim apie tai, apie ką kalbėti tobiem, apie ką svajoti nedrįsai. Tyliai pakalbėkim šiandien apie tai, tyliai pakalbėkim šiandien apie tai, tyliai pakalbėkim šiandien apie tai. Pažiūrėkim, ką mums sako dirbtinis intelektas, nes šiais laikais be dirbtinio intelekto negalima net pajudėti. Tai teatras yra meno šaka, kurioje aktoriai gyvai vaidina scenoje, atvaizduodami išorinio ir vidinio pasaulio įvykius žiūrovams. Tai bendra režisieriaus, aktorių, scenografo ir kitų menininkų kūrybinė sintezė, apimanti dramą, operą, baletą, lėlių teatrą ir KT. Dar siūlau pažiūrėti lietuvių kalbos žodyną. Kas tai yra teatras? Teatras – reikšmė, vaidybos menas, vaidybinio meno įstaiga, vaidybinio meno įstaigos pastatas ar patalpa, spektaklis, vaidinimas, vieta, kur kas vyksta. Na, o kalbant apie mane, kas man yra teatras, tai visų pirma, tikriausiai tai yra ypatinga vieta ir laikas, kur atsiskleidžia įvairūs žinojimai ir nežinojimai, supratimai ir pajautimai apie žmogų ir bendrai apie gyvenimą, apie bendražmogiškus dalykus. Ne tik tiems, kurie scenoje, bet ir žiūrovams kartu. Toks šventinis laikas. Nepaisant to, kad gali būti kalbama ir apie kažkokius labai gilius, labai skaudžius dalykus, tai tarsi toks sielos apsivalymo ir katarsio laikas, kuris irgi yra tam tikra prasme šventė. Su teatru mane sieja pirmiausia tai gal noras nerti į tą žmogaus gelmę, į pasaulio slėpinių gelmę, smalsumas tyrinėti, pažinti pasaulį per teatrą, o tuo pačiu kažkiek gal ir keisti. Tai nesitikiu, kad teatras gali imti ir staiga kažką pakeisti visą visuomenę, bet tikiu, kad teatras gali kažką sujudinti ir pradėti keisti manyje, jūsų viduje, kitų žmonių viduje ir taip pamažą žingsnelį, pamažu gali keistis ir visuomenė. Tai tas noras pažinti ir keisti pasaulį geresnę pusę, manau, ir sieja mane su teatru. Aš manau, kad teatro kasdienėme gyvenime tikrai yra nemažai. Vien todėl, kad mes visi turim kažkokius socialinius vaidmenius. Ir tai nereiškia, kad mes apsimetinėjam, bet truputį vis tiek prisimam kažkokią, tai kai aš esu namuose mama, aš esu vienokia, kai aš esu darbe ir esu režisierė, aš esu kitokia. Tai nėra kažkas kito negu aš, bet vis tiek tie du vaidmenis mano socialiniai skiriasi. Galų gale, jeigu paimsime, kad teatras kilęs iš kažkokių labai senų laikų, iš ritualinių dalykų, tai netgi ir kavos gėrimas, tas ritualas rytinis, irgi gali būti savotiškas mano kasdienybės teatras. Arba stebėjimas žmonių pro langą, sėdint kavinėje, kurie gatvėje ar kalbasi, ar pykstasi ir spėliojant, kas tarp jų vyksta, koks jų santykis tarpusavyje arba su aplinka, tai irgi gali būti teatras. Tyliai pakalbėkim apie tai, apie ką kalbėti.
Teatras yra tikras gyvenimas, tik jis yra lėtesnis, kuris leidžia pamatyti daug to gyvenimo spalvų, kurių mes kasdien gal net nepastebim, nepamatom, nes pastoviai bėgam, skubam, o teatras lyg sustabdo tą gyvenimą ir tu pamatai, koks jis yra nuostabus. Taip jau dievulis davė, kad galėjau truputį prisiliesti prie teatro, pabandyti nugyventi scenoje skirtingus gyvenimus, vaidinant, bandant suvaidinti skirtingas roles. Dalyvaujant ir būnant arčiau teatro, tu supranti, kad vis dėlto kasdieninėme gyvenime mes labai daug vaidinam ir kartais bijom būti paprasti ir nuoširdus to, ko reikia tikram gyvenimui. Ir aš manau, kad kiekvienas pasakys, kad laimingiausias būna tos gyvenimo akimirkos, kai aš esu savimi, nuoširdus ir kai tokį pat ryšį gaunu iš aplinkinių, kurie yra tokie, kokie yra ir kad jie nevaidina. Mes esam dabar teatre, nes ant durų parašyta Ukmergės kultūros centro kambario teatras. Nu tai va čia yra teatras, žinai. O šiaip tai, jeigu jau taip labai moksliškai, fiziškai, fiziologiškai ir filosofiškai, tai mintijo, kad tai yra toksai kaip ir kompleksinė meno rūšis, kur sujungiama labai daug tokių meno sričių, bet kur dominuoja, sakykime, judesys, balsas, tekstas, arba jau scenografija, arba scenarijus plačiaja prasme. Kaip sakiau, teatras yra apskritai tam tikra meno rūšis, nu aš su tais visokiais menais turiu biškį tokį artimesnį sąryšį, gal daugiau su visokiais ten vizualiniais, su daile. Tai čia nėra taip jau toli, čia nėra kažkas tokio, kur aš atėjau kaip visiškai tokia niekam man nežinoma žemė ir net nežinau, ką darys, nors iš tikrųjų taip ir buvo, bet iš tikrųjų tai gana greit pradedi tos dalykus jaus, nes vis tiek, kaip sakau, viskas iš esmės yra susiję kažkiek tai. O kadangi viskas kažkiek susiję, tai po truputį atsirado patirtis, supratimas, dar kažkas, nu tai va, tokios sąsajos ir jų pabaiga ir pradžia. Gal jis tik teatru nesivadina, betgi kiekvienas žmogus nori pirmiausia pats prieš save, o po to žinoma yra prieš visus įsupančius pasirodyti geresnis, stipresnis, didesnis, įdomesnis, koks tik tai nori. Tai yra elementarus tas žmogaus egoizmas, kuris pas kiekvieną yra tai dūšiai, tai smegenyse, tai nugaros smegenyse, net ir nežinau kur, bet ta prasme tai yra kažkoks instinktas, kuris visą laiką žmogui liepia trupučiuką save kažkaip daugiau pamylėti. Nu, tas toks pamylėjimas ir yra savęs pristatymas geresniu negu esi. Man teatras tai gražesnis, garsesnis, spalvingesnis gyvenimas negu kažkoks tai pirmadienio rytas. Be to, visi mes žinom Maslow piramidę. Tai kai tik tai nueinu į teatrą, nebūtinai savo, aš pasijaučiu, kad esu viršūnėje. Va tas savirealizacija, jeigu sakyti vienu protingu žodžiu, bet protingi žodžiai retai mane aplanko, tai sakau, man teatras gražesnis, garsesnis ir įdomesnis gyvenimas. Su teatru mane sieja turbūt genetika, nes dar 1934 metais Ukmergėje buvo suvaidintas pirmas spektaklis, kuriame vaidino mano močiutė. Dar mane sieja su teatru tai, kad 29 metai esu ne tik Taujėnų bičiulių aktorius, bet ir paskutinius 10 metų esu šito teatro režisierius.
O jeigu perinti į savo pusę, į humoristinę pusę, aš galiu drąsiai teigti, kad teatras yra mano antroji pusė, mano alter ego. Nežinau, čia protingai pasakiau ar neprotingai, bet kažkas iš tos pusės, iš tos operos, žinokit. Kadangi mano išsilavinimas ir mano specialybė yra mokytojas, tai praktiškai kiekvieną dieną aš turiu 6 valandas scenos ir turiu priešai save susėdusius žiūrovus. Taigi ten neišvengiamas vaidinimas turi būti. Turint omeny, kad aš esu geografijos mokytojas, patikėkit, visos gyvenimo, visos vietovės yra man artimos kaip scenos dalyviai, kaip aktoriai. Na, grįžti namo, tave pasitinka žmona. Žmona yra to pačio teatro dalyvė. Taigi negali nerepetuoti kiekvieną savo dramos kartu kalbant su žmona. Ir netgi kai miegot nueinu, aš jaučiu, kad teatras manęs nepaliko. Nes vienas kitas judesys būtų paimtas iš kažkokio tai spektaklio, iš kažkokio tai vaidmens. Taigi pradėkim nuo A. 8 ryto prasideda, 24:00 teatras baigėsi. Kada teatro nėra? Turbūt kai užmiegu, bet ir tai kartais man sapnuojasi teatras. Tai va čia va tie išskirtiniai atvejai. Jo mano kasdieniniam gyvenime, va tiek. O gal pasikalbėkim tiesiog apie nieką. Taip tykiai, lyg plauktum pasroviui upe. Taip ir gyvenkim, o kas mums belieka. Tik neaiški pradžia ir laiminga pabaiga, o tyliai pakalbėkim apie tai, apie ką kalbėti tobie, apie ką svajoti nedrįsai. Tyliai pakalbėkim šiandien apie tai, tyliai pakalbėkim šiandien apie tai. Tyliai pakalbėkim šiandien apie tai.